Labas rytas, draugai. Ankstyvas rytas kolektyvas. Klaipėda dar tik tai bunda, o mes jau vietoje. Bandysim dėtis daiktus, žvejosime šiandieną visų mylimoj Danutėje, taip vadinamai. Tai va, chebra, Klaipėda, street fishingas, Danutė, bandysim pagauti kažkokią tai baltą žuvį. Praėjo uraganas, sako, atėjo starkiai, vakarais chebra pagauna starkių. Ryte dieną pagauna ešerių. Su karšiais sunkiau dabar. Dabar yra visokios, sako, smulkmės. Nu, vienu žodžiu, smulki žuvys čia kimba. Pabandysim, pagaudysim, pasėdėsim, pažiūrėsim. Einam, sėdim, bandom, gaudom. Pradedam po truputėlį savo žūklę. Kolektyvas nieko naujo. Viskas tas pats. Inlaino sistemėlė, viskas labai paprastai, labai greit surišama. Fiderinė guma, karoliukas, atvadėlis nedidelis. Kodėl uždėjau atvadėlį? Todėl, kad šitose vietose yra tiek kietas, tiek minkštas dugnas. Tai aš pasirinkau, per tarkutę pravažiavau, užvažiavau ant minkšto dugno, dumbliukas. Dėl to uždėjau truputėlį nedidelį, kaip sakant, atvadėlį. Truputėlį didesnė jaukinimui skirta šariklėlė. Ir pradedam po truputėlį savo jaukinimą. Kontrolinis metimas 25 gramai. Didelio tūrio šarikla, su jauku. Taškas, kaip sakant, parinktas. Aš visų nekamavau čia savo tais skanavimais. Skanavimas tikrai atima daug laiko, bet, kaip sakant, jis filiniai žūkliai tai būtinas procesas, nuo jo niekur nepabėgsi. Nes be jo tai vabank ėjimas, principas gaunasi toksai. Užmečiau, galbūt pagausiu, gal ne. Ypač dabar, rudenį, vėlyvą, jau žiema ant nosies, viskas atšalę, prašalę, žuvis migruoja, būriuojasi, realiai reikia žuvį susirasti. Nerasi žuvies, nepagausi nieko. Tikrai sudėtinga situacija, dėl to reikia skanuotis dugną, ieškotis. Sakykime, stovinčiam vandenį, tai netgi aš dabar naudočiau diperį, vaikščiočiau, prasimėtyčiau, susirasčiau pirmiausia žuvį su diperiu, o paskui jau pradėčiau jaukintis ir dirbti. Nes taip kaip vasara, kada atsisėdi ir užsijaukini tašką ir lauki, kada žuvis prieis, nėra taip. Dabar nėra. Vėlyvą rudenį suradai žuvį, tada su jauku ją galima išlaikyti, su gyvais vienais, kitais, trečiais, penktais, bandant galima ją suaktyvinti kibimui. Nu, kiekviena žūklė, jinai tokia savotiška, sakykime, rudeninė ypač. Gerai, taip, mažiau kalbų, daugiau darbų, kaip sakant. Džokeris. Džokeriukas. Labai geras pagalbininkas, tai ypatingai smulkus, nu, sakykime, kaip ir matilis, bet jis labai smulkutis toksai. Žiauriai smulkus. Ir mes tą smulkmę tekšti jauką ir labai gerai dabar su jauku išmakaluojam. Žiauriai gerai, kad jisai pasklistų po jauką, kad nebūtų toksai guzais gabalais. Jisai gyvas, smulkus, ant dugno juda, labai gerai vilioja žuvį ir su jo niekada neperšilsit. Niekada. Čia ne matilis, ne dzikai. Žuvis nepasisotins, nes jis yra smulkutis. Ir kviečia savo tais vibrenimais, judesiais visais ant dugno. Tai va, labai gerai išvyniojam viską. O, Jezu, kažkaip yra, atsiprašau. Vakuumuota, kitaip vadinama, pas mus tautoje dažniausiai vadina skandinta musės lerva. Tiesiog tai yra vakuumuotas zikas, jų paruošimas yra į vakuumą, bam, ir į kamerą. Užšaldė, viskas. Jį galima ilgai naudoti, ta prasme, ne tai, kad naudoti, bet ilgai laikyti.
Nusipirkot, įmetėt į kamerą, gali gulėti ten ir pusę metų, nieko jam neatsitiks. Tai kaip ir gerai, jeigu taip lemputė šovė į smegeninę, kad reikia rytoj važiuoti žvejoti. Kur nusipirkt? Nėra kur nusipirkt. Oplė į kamerą. Hoplė ištraukiai, turim vakuumą. Labai gerai, kitą kartą pilnas akis. Taip, startinis bus kosminis. Matiliukas. Viską gerai išmaišome. Vienu žodžiu, džokas, matilis ir skandinta musės lerva spalvota. Labai riebų tašką padarysime. Turiu draugą, kolegą šalia. Šiaip aš čia nesibovinčiau su tais jaukais, su masalais. Tas parazitas užkrovė, jeigu jis tašką gyvais, o man nėra kur dingt, man reikia irgi krauti, kad jisai visą žuvį pas save nenuviliotų, kaip sakant. Tai va, dabar tų piktų tokių suleidžiame. Desėtką. Po to mažinsim šėryklą. Stabdysim su jaukų padavimo, atsiprašau, su gyvų padavimo truputėlį, pristabdysim arklius ir bandysim daryti tokius ilgesnius išlaukimus. Niekur rudenį nereikia skubėti, tempas tikrai nieko nepadės. Rudenį tokia šalta, vėsų, visi tingi. Ką čia kalbėtų apie žuvį, žvėjai tingi iš namų išvažiuoti. Geriau namuose prie ždinuko pasėdėti, karštą vyną pagurkšnoti. Kiekvienam savo, aišku, kas kaip supranta. Poilsį. Tai va, žodžiu, užkraunam gerai tašką dabar. Pasiruošimai baigti. Užsidedam kabliuką. Kablys šiaip nemažas, bet pavadėlis 0,1. Ant starto 60 cm ilgio. Srovės praktiškai nėra. Ir kadangi mes užjaukinom tašką žiauriai stipriai, ką mes dabar darom? Tiesiog dedu didelį masalą, 5 dzikai ant kablio. Nu ir dar metimą padarau su didelė šėryklėlė. Tai čia pirmas metimas toksai. Palauksim ilgiau. Kodėl aš taip elgiuosi? Ogi todėl, kad realiai visada į tašką ateina smulkmė. Nu tai, kad mums smulkmė nekapotų, galbūt užkibs didesnė žuvelė. Galbūt. Dėl to aš dedu tokį didelį masalą. Bet čia pradžioje, paskui žiūrėsim, ką čia veikti. Jeigu stambės žuvies nėra, nu ką, sėdėsim, mojuosim, gaudysim įvairią. Vienu žodžiu, gaudysim tai, kas juda. Gal reikės man tik tai smulkmę užsiimti. Matysim. Ateitis mums parodys, bet pirmą pabandom kažką tokio pikto stambesnio ant kablio. Pažiūrėsim, kaip žuvis į tai reaguoja. Nu ką, pirmas metimas mum atnešė nieko. Keli tokie pavibrenimai buvo. Ir viskas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad stambios žuvies nėra. Smulkių žuvis tasė mūsų dzikelius ir nenutasė iki galo. Neatsimenu, 5 ar 6 buvo užmauti, kaip matote. Užtampyti, kaip turi būti. Ką mes dabar darom? Dabar mes pabandom patikrinti
kokia čia smulkmė gyvena normaliai. O tai reiškia, kad dedam nedidelį masalą. Vieną dzikelį, 2 pinkelės. Greičiausiai pradėsim gaudyti tai, kas juda. Šėryklą reikia kabrą pasikeisti. Taip, dedam nedidelę šėryklėlę. Tas jau jaukas mūsų ten ant dugno pateiktas labai normaliai. Truputėlį pakeičiam tempą. 3 minutės. Laukiam. Kad dykai nesėdėti, pasikarpame dzikelio. Pabandysim kažkokį plakį privilioti. Nes nedidelio plakio yra, o jį labai gerai aktyvina, kada būna pateiktas karpytas dzikelis. Stambaus pas mus ant dugno daug. Frakcija, kaip sakant, pateikta. Jeigu čia kada nors prieis tas stambesnė žuvis, tai jinai ten turės ką veikti. O kad suaktyvinti tą smulkų plakį, padarysime šurmulį taške. Nu, kažką reikia daryti, kad dykai nesėdėtų. Pažaisim vienu žodžiu. Gali būt, kad bus kaip visada. Mums nepasisekė. Atvažiavom truputėlį nelaiku. Šiaip savaitę atgal čia gaudė, tikrai gaudė. Buvo žuvies, buvo ir karščio, ir kojų gražių papuolė. O dabar nieko čia gero. Su kolektyvu šnekėjom vietiniu. Jau geras 3 dienas su fideriais nieko gero nepagauna. Džigauja, ešerius gauda, gražių papuola. Netgi šlakis vienas kitas papuola. Vienu žodžiu, dabar užėjus šita žuvis, kurios mums visiškai nereikia. Bet, kaip sakant, negali žinot, gal situacija ir pasikeis. Vis tiek kokią nors nesąmonę pagausime. Pradėsim drožt dabar. Mažom šėryklam, bet su nemažai karpyto. Nu va, sumažinus masalą, kibimas iš karto. Nepilnai minutė, plakiokas. Pasižiūrėkite, koksai čiuptas grėbtas, dantų žymės iš abiejų pusių. Krūvelė pinkelių, 4 man rodos buvo. Bet tik padaviau karpyto dzikelio, iš karto atsiliepė. Plakiokai. Gerai. Nu, esmė. Dykai nesėdėsim, kažką tikrai pagausim. Gal stebuklo nebus, kaip sakant, bet
Svarbiausia, kad dykai nesėdėtų. Smulki žuvis yra. Kol kas mėgausimės to, ką mums duoda Danutė. Na, vėliau matysim, kas čia bus. Taškas apiformintas teisingai ir gerai. Visokia bėsa, visokia gyva. Sunkiai ta rudeninė žūklė iš tikrųjų tikrai su žuvim pakankamai sudėtinga. Gali vieną dieną labai gerai sugaudyti, antrą dieną atvažiavęs į tą pačią vietą visiškai nieko nepagauti. Visiškai nieko, nors darysi tą patį. Na, tiesiog žuvis. Ir numigravo. Dabar nėra taip, kad ten dodasi pavienė. Jau jinai daugiau būriuojasi į tos savo būrius, kažkur tai traukia į žiemojimo vietas, į kažkokias tai duobės, po truputėlį telkiasi. Taip kad nėra taip lengva su ta žuvimi, bet smulkios žuvies mes turėsim krūvą, matau jau. Na, va tokia. Va tokia plakė, bet tempas matėte, pakalbėjome, pasižiūrėkit, kabra. Nežinau, matysis ar ne, bet valas snargliukose. Bet tai gali nuo tirštumos tos smulkios žuvies, tai snargleliai irgi būti. Žodžiu, gaudom ant pinkų, atšviežinam tiesiog vieną, dadedam ir... Tai va, šiuo metu tema tokia. Pakarpai dzikelį, gauni plakelį. Nu, bet geriau negu dykai sėdėt, kaip sakant. Žodžiu, plevesuojame, mojuojame. Jeigu uždėsim stambų masalą, mes sėdėsim ir ilsėsimės ir rūkysim, kaip sakant. Arba kankinsimės ir žiūrėsim į viršūnėlės viršūnę, kaip jinai priima atakas smulkios žuvies. Žaibiški kibimai, žaibiški. Žodžiu, smulkę žuvį galim šienauti, tik tai. Nu, bet... Opa, ką mes čia turime? Jau neplakės. Ožka. Ožkutis nedidelis. Nu va, taške atsirado dar vienas modelis. Vieta tikrai įdomi. Jinai įdomi to, kad tu negali žinot, kada čia ant ko užsirausi, ant kokios žuvies. Nu, mes žvejojam darbo dieną. Šiaip žvejų yra vietinių. Kas ešerius gaudo, pagrindas ešeriai. Čia tokių nesąmonių, kaip mes čia niekam nereikia. Visi laukia, vietiniai visi laukia stintos. Jau vieną kitą stintą pagavo, dabar jau ten visi bando kažkur. O prisiekę ešeriautojai dar bando čia ešerius gaudyti. O kažkas stambesnio turi, arba piktesnio. Taip gražiai pralenkė, gal ešerys, gal piktesnis plakis.
O, gražesnis plakis. Tiesiog gražesnis. Pabandam pakelt. Oi, ne chebra, pažiūrėkit, kokia mamka. Gerulė. Jeigu tokio škiptų daugiau, man čia nieko ir nereikia. Fantastinė žuvis. Graiva davė? Taip. O ko dar reikia mūsų žukliai? Aš pajaustų malonumą. Kur tu čia sesutė, taip ir ryvius? Nu va, kaip matote, darbas su tašku, vaisių duoda. Matysim, kaip tie vaisiai vėliau pasireikš. Žuklės prekės žvejakelias.com. Žuklės prekės žvejakelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejakelias.com. I'm fast as boy. Vėl kažką įdomesnio pagavome. Nu va, chebrytė, karšiukas pasirodė. Sliekai, dabar jau sliekučiai buvo uždėti. Aprimo taškas, smulkivė nelabai kabinasi. Mukt. Sliekelių. Mukt. Karšelis. Netgi matosi, matot, sliekai dar likę. Hehe. Pasirodo, yra ir tokios žuvytės. Visada sakiau ir sakysiu. Tik eksperimentuose išaiškėja tiesa. Pauzė. Neėjimas smulkių žuvis. Kažką reikia keisti. O ką reikia keisti? Masalą reikia keisti. Ai, netgi ant tų pačių. Naują dzikelį atnaujinam. 2 gabalai mėšlos lieko. Ir vienas baltas dzikelis. Ir karšelis ant kablelis. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Nu, šiaip, principė, dar nesitikėjau kažką tokio pagauti. Aš apskritai nemėgstu rytais, niekada nevažiuoju. Vat vėlyvą rudenį niekada nevažiuoju anksti ryte žvejot. Nu, tiesiog atvažiavome tam, kad užsimti vietą. Atvažiavom su tamsa, buvom pirmi, atsisėdom ten, kur norėjome. O dabar patikėkite manim. Atsisėst nelabai jau čia kur yra. Ant pirmų laiptų dar ten vienas žmogus galėtų įsitaisyti. O visur kitur jau viskas užimta. Kitam krante netgi per bordiūrą kolektyvas irgi gaudo. Darbo diena. Taip jau yra. Street fishingas. Miestas. Nu va, ir dabar jau greito atsakymo nėra. Tai panašu, kad pas mus ten šmirinėja kažkas taške tokio stambesnio. Nu, vėl kitas variantas. Kadangi tai yra stambus masalas, jisai gali būti net ir neįdomus tam plakiukui. Nu, palauksim, pasėdėsim, pakentėsim, pamatysim, kas čia bus. Tempas pas mane 3 minutės, dabar palaikau tempą. Principė, va, kaip sakiau, kad aprimo, tai aš 2 metimus iš eilės, po 3 minutės nemačiau nei vieno tim. Dėl to pakeičiau masalą. Dėl to uždėjau sliekučius. Ir pirmas metimas nepilnai minutė ir buch. Važiuojam. Danė. Tokia vieta, kur nežinai, ką pagausi. Čia
Ir čia ir karosą galima pagauti, ir lyną galima pagauti. Čia praeinanti žuvis, užeinanti, išeinanti. Ir tikrai siurprizų gali jinai suteikti. Bet gali būti ir taip, kad atvažiavai ir atrukiai, kaip turi būti. Nieko nepagavai. Būna ir taip. Tiesiog nepataikiai su diena. Išvažiavai ant rytojaus, atvarė šaiką ir pribaladojo belė kiek žuvies. Tokia ta žvejyba rudeninė. Ką, taškutis mums pradeda duoti fanierą, tai nėra blogai. Nedidelė, faniera, gryna faniera. Nedidukas, bet karšiukas. Nėra blogai. Ir vėl buvo neilgas išlaukimas. Toks vidutiniškas. Nepilnai 2 minutės. Ir karšis. Ne tai, kad užlenkė, bet atleido. Kodėl taip vyksta? Nes dažniausiai būna, kad viršūnėlė taip myk. Bet jeigu atleidžia ir valas pasikabina, tai reiškia, karšis paėmė ir eina link jūsų. Ir atleidimas. Dažniausiai taip karšis atlės. Dažniausiai. Kita žuvis. Bet tai vyksta stovinčiam vandenį. Čia principė stovintis vanduo dabar. Čia tikrai negali sakyti, kad yra srovė. 0. 25 gramai, kaip įkalta visiškai. Dėl to galimi tokie atleidimai valo. Tada reikia iš karto prošinti ir tikrai jau galite žinoti, kad tai karščio darbas. Smagu, 2 karšiukai, labai gerai. Dabar klausimas, ko jiems reikia. Kad jie pas mane nepabėgtų nuo manęs pas ką nors. Dabar labai sunku prognozuoti, kodėl taip viskas vyko. Ar dėl to, kad aš buvau padaręs startinį didelį ir kad buvau patiekęs gyvų krūvą. Ar dėl to, kad man pradėjau karpyti dzikelius. Gal tai suaktyvino jos. Labai sunku sakyti. Bet kadangi taip jau vyko, mes dabar vėl padarom tą pačią procedūrą, vėl pasikarpam dzekelę, vėl padavinėsime karpytą ir žiūrėsime, reaguos ar ne. Jeigu ne, vėl paklosim gyvų ant dugno. Gyvų šiuo metu didelį kiekį labai nenoriu tiekti ant dugno, todėl kad gyvas yra gyvas, ten kolektyvas gali prilest ir nekreipdėmėsio į mano masalą. O kada yra karpytas, jisai paskleidžia dūmą, skonį, kvapą ir jūsų ant kabliuko pateiktas variantas, jisai išsiskiria iš dugno ir tada jau ima žuvis. Sakau, labai sunku prognozuoti tos kibimus rudeninius, tikrai pakankamai sudėtinga žūklė. Laimės reikia turėti irgi, tikrai patikėkit manim, ir laimė čia ne paskutiniai vietoj visiškai. Dabar greito atsako neturime. Pradėsim groti per masalus. Esmė, kad mūsų smulkmė kabina, tai didžiulis, tiesiog didžiulis pliusas yra. Ir pats pirmas variantas, kad
kaip įrodymas, kad yra stambios žuvies. Nes kada stambi žuvis taške, smulki. Aišku, būna visokių variantų. Būna taip, kad jie tarpusavį trinasi. Ir smulki, ir stambi. O, kaip gražiai užlenkė. Nepakirtau. Nu, bet taip nulenkė. Sliekai tie patys, tik dzikelį pakeičiame ir trenkiame atgal ir laukiame ir žiūrime. O, jamam. Padirgunčikai tokie, nu. Smulki žuvis realiai jinai taip, pim, o čia matėte tokia. Čia reikėjo jau kirsti, kadangi stovintis vanduo, gal jis tiesiog tas karšelis nelabai bėgo į šalį. Nu, žiūrim. Nu ir va, ir turime. Ir turim gerą žuvį ant kablio, tikrai bus didesnis žuvis. Arba piktesnė. Piktas karšiukas tiesiog. Bet šiek tiek ir didesnis. O. Šios dienos bonusas. Kol kas. Bet matėt, kaip ėmė, tai taip kukliai. Toks. Pažiūrėkit, kaip duoda jaukų. Nėra blogai? Nėra blogai. Po truputėlį savo neskubėdami ir renkame nedidelius karšulius. Tokio oro, tokio sezono metu. Nereikia Dievo varyti chebra į medį, reikia džiaugtis to, ką turime. Nereikia čia užsisvajoti dvojkių, trojkių kažkokių, tai labai gerai, kai tokie kimba. Su lengvu įrankiu, net patikėkit. Pasaka. Galbūt nedidelė paslaptis yra jaukia. Parodysiu jauką, kokį susimaišiau. Nes dabar, kada šalta, aš visą laiką pasiruošiu namuose. Gryną morę, vėsame. Žodžiu, tikrai sudėtinga. Jauką paruošti normaliai, jisai nebrinksta šaltyje. O namie viskas gerai. Galima ruoštis iš vakaro, karšiui dar geriau. Jisai gaunasi sunkesnis, gerai išbrinkęs ir... Pabandom ant durniaus vien tik dzikelius dabar uždėti, gal jūs paprašiau truputėlį. Gal greičiau sureaguos, negu į sliekelius. Jeigu kažkokią smulkę žuvį gaudyti, geriau maišytis prieš pat išvažiuojant į žvejybą, tada jisai bus aktyvesnis jaukas. O jeigu tikslingai norite gaudyti karšį, geriau ruoštis iš vakaro, tada jisai būna sunkesnis, netaip spjaudosi, netaip šaudosi, jisai nukrito ant dugno, pasiskleidė ir viskas.
Tai va, pas mane jaukas paruoštas realiai iš vakaro buvo, bet sakau, toj parodysiu, pamatysite, nu, šituose galuose aš tokiu jauku tikiu, nors aš su juo esu ir gaudęs vasarą, Nemune irgi eina pagauti. Einu atnešiu toj, man rodos, automobilyje dar turiu porą pakelių. Kaip sakant, neturiu ką slėpti. Vieną jauką turiu prie vietos. Sweet Black Caramel. O visa paslaptis greičiausiai yra Vimba. Fižlymo Vimba. Tai jaukas, kuris jisai toksai kvepiantis lengvai krevetė. Ir vat pajūrio kraštuose dėl to jisai tinka. Nes kvepia krevetė. Čia žuvis pripratusi maitintis tais moliuskais visokiais, krevetėmis, nedidelim dar kažko tai. Tai va dėl to ir naudoju tokį jauką. Neturiu pasirodo, gal mašinai išboliojasi. Nu ką, gaudom toliau. Kažkoks toks kibimas buvo, smulkios žuvies. Žodžiu, ant plikų dzūkelių karšelis nelabai nori ima. Krūva dzūkelių ir užtampyti, keli matote, užčiulpti grinai. Tai čia smulkios žuvies darbas. Gerai, grįžtam prie savo jau išbandyto recepto, kaip sakant. Tai yra mėšynas liekučio gabaliukai. Gal truputėlį padidinam. Dėsim dabar 3 gabalus. Dėjau prieš tai 2. Va toks masaliokas. Geras, ne? Nu ir šriklė. Džokeris plus karpytas dzūkelis. Matailiuko nedrįstu dėti, kad nepersišertų taškas. Ir kas mums nelieka, tik išlaukti. Labai keista ta vėlyvo rudens žuklė. Užėjo momentas, užėjo karšelis. Viskas kaip ir neblogai buvo. Bamt ir prapolė. Dingo. Nusislinko toks vaizdas, kad būrys kažkur nusislinko. Draugas pradėjo gaudyti, pagavo 2 ar 3, irgi dingo. Ir dabar ieškom, kažko ieškom. Aš jau pakeičiau distanciją, išėjau į kitą vietą. Čia yra tokia kaip ir duobė, išėjimas iš duobės. Bandom tenais. Nes čia priešais, kur gaudžiau priešais save, iš kitos pusės kolektyvas užėjęs, nežinau, grikių kruopų, to kažkokio tai šlamšto pripylė, primėtė, pridrapstė. Nu, vienu žodžiu. Jam ten vienodai rodė, kad aš ten mėtau, čiut ne į mano tašką pradėjo mėtyti viskas. Paužlys, aukšlė, oškutė, nieko gero, teko keisti tašką. Bet ir ten nieko gero. Purškė. Vėjukas šioks toks atsirado. Kaip sakant, su oro mes nepasiginčysim. Toks jau kaip yra. Nieko nepakeisim. Tai va, vienu žodžiu, kai dirbinėjom tašką, bandom kažką tai dar išgimdyti. Nu, principai mes laiko dar turime. Lygiai 12 valandų. Kibimas karšinis buvo, taip sakykime, nuo 10 iki 11 tam tarpe. Prakybo, kas sukybo, tas sukybo. Ko nepagavom, tas vandenį. Dabar pasikeitam tašką, bandysim toliau judinti. Sunku komentuoti, kaip bus, bet kaip sakant, mes viską padarysim, kad pagauti tą žuvį.
Va čia tai laimikis. O užlenkia kaip mega karšis. Štai tokių čia parazitų irgi yra. Taip. Vieną dalyką reikia mums padaryti dabar. Kadangi mes turim toškę karšę, tai mes didinam šėryklą. Gaudžiau su tokia, o dabar dėsim tokią. Su ja aš jaukinau. Priejo karšis, kaip sakant, pagavom kelis. Tai kad nepabėgtų, reikia didintis. Nieko naujo, chebra, nieko gero nerandam. Dabar atsistojo aukšlė. Bet aukšlės čia kaip dumbo dabar. Užėjo jos, met įtraukė. Principas labai greitai vyksta veiksmas. Kaip sakant, džiaugiamės tuo, ką turime. Geriau kažką gaudyti negu nieko iš viso. Ir žiūrėsim, nes čia tokia vieta, čia keičiasi ta žuvis. Gali bet kada ir kita užeiti. Svarbu veiksmas, judesys. Ir tai nėra blogai. Eilinį kartą sinoptikai mums išpranašavo visai normalų orą šiandieną, žadėjo bent jau, bet purškia dabar. Sakė nelis, ir nelyja, bet apie purškimą nieko nesakė. Toks drėgna, šalta, ruduo, nėra ką čia norėti. Viskas labai gerai, svarbiausia, kad apsirengti yra šiltai. Sėdime, mėgaujamės to, ką duoda mums ta upė. Gal pasikeis situacija, gal prieis kokia kita žuvis. Imam. Mik. Pasigyriau, sakau, galima čia vieną paskui kitą šufeliuoti ir dabar taip, sakykime, net ilga tokia pauzė. Čia buvo taip, įmetį ištraukė, iš karto aukštą. Eik tu nahu! Vėl. Va. Žiūrėk, va. Turiu kaimynus priešingam krante. Vienas ten normaliai elgėsi, bet kitas tai patikėkit manim. Uždaužė mano tašką, teko pabėgti. Nuėjau į kitą tašką, vėl atėjo. Čia viršūnė viskam buvo. Viršūnė tiesiog. Perėjau vėl į kitą tašką. Vėl atgal atėjo. Nesuprantu. Čia tokį žąsiną žvejų pavadinti tikrai negalim. Lipa ant galvos. Nieko nepagauna, bet lipa. Žiauru. Žiauri situacija. Kai kitam krante gali priešais atsisėsti, tai jau patikėkit, geriau nesėsti. Bet kaip sakant, kadangi mes pirmi buvome, neišsikraustysi. Jeigu žmonėm nedašyla, tai ir nedašylas. Ir kas belieka? Belieka tik tai mėgautis to, ką duoda mum upė. Gaudom, arčiau pasislinkau, aukšlė. Palei aną brovkę negaliu gaudyti, neleidžia kažkas tai.
O tema karšinė tai palei brafkutę nuo pusėje. Kažką įdomesnio turime, dar nematau, bet toj pamatysime. Karšys. Bet toks piktas. Eik tu savo, nepakeliu nuo dugno. Neina pakelt. O. Draivo hibridodai čia jisai, eik tu savo. Piktas. Nu ką, jau panašiojų karšį. Aukšlė, bump ir karšis. Kaip Danutė, kaip tokiu metu, tai skaitau labai neblogai išmerą. Jėgutė. Mik. Tema ta pati. Sliekas. Sliekas plus vienas zikelis. Ir karšelis. Truputėlį ilgiau palaukiam. Nu ką, kolektyvas, po truputėlį baiginėjom savo žūklę. Šiokia tokia, pakankamai sudėtinga, momentais buvo visai nebloga, sakykime. Vienas kitas karšiokas prakybo. Paskutiniai akordai pas mus, kimba lapai. Štai kas kimba, labai puikiai, jeigu arčiau užmeti brafkutės. Dar porą metimų ir pakosimės. Pasižiūrėsim, ką pagavom. Nu, kaip tokio sezono metu, aš skaitau, žūklė visai buvo nebloga. Viskas čia gerai. Niuansų buvo. Vienas parazitas kitam krante čia terzino, nervavo per mano taškus, bėgiojo iš paskos paskui mane. Keista, kad tokių žmonių dar yra išlikusių, kažkokie dinozaurai, blemba, neišmirė. O šiaip viskas, kitkas buvo puikiai. Prapurškė. Dabar vėl geras oras, sėdė kaifo. Saulės nėra, ir nereikia. Žuvies nėra, tos reikėtų. Bet šiaip neina net realiai pastatyti plakių į tašką, kad žmoniškai mojuoti. Nu, šiandien jo nėra čia. Nedideli plakiokai prašoka, vieną kitą koją. Bet va čia tokia vieta eina, tom ir įdomi, kad tu negali žinot, kada, kas ir kaip. Rytoj šitoj pačioj vietoj gali būti čia ir dvojkių karšių, ir trojkių. Tikrai papuola šitose vietose. Tie, kas dažnai gaudo, tas tikrai žino. Bet šiandieną pakankamai smulkus karšiokas mums papuolė. Ir nėjo statyti tašką taip, kad normaliai baltos žuvies. Ką galima buvo intensyviai gaudyti, tai aukšlė. Sausesnis jaukas, ant kablio porą dzikelių, tai čia taip. Nu, bet kaip sakant, ne aukšlės gaudyti susirinkom, padarėm viską, kad pagaut kitą žuvį. Šį bei tą pagavom, nu ir smagu. Einam, žiūrim, ką pagavom. Foto ir namučių. Nu, ne fontanai. Ne fontanai. Vienas kitas karšiukas ir truputėlį smulkmės. Būčiau žinojęs, būčiau visas musmetėjęs į sėtą, kad nepaisiu tais karšiukais. Yra tai kaip yra, hebra.
Nu ką, fotopoto ir paleidimas? Ne kažkas. Viskas, draugai.